Labas, aš esu Dovilė ir čia yra 3 filmai, kuriuos noriu parekomenduoti pasižiūrėti kino pavasarį. Sentimentali vertė. Danų, norvegų režisierius Joachimo Triero. Joachimo Triero kūryba yra tikrai ypatinga. Atrodo, kad jisai mūsų visų kasdienybę iškelia į tokius didesnius egzistencinius apmąstymus. Šitas filmas yra apie mus visus ir tikrai mes ten atpažinsime save, savo santykius su šeimos nariais, mylimaisiais. Sentimentali vertė lyg atveria žaizdą, bet tuo pačiu metu ir ją siūna. Kitas filmas, kurį rekomenduoju, yra Donis Darko. Šio filmo pagrindinis herojus, paauglys, žino, kad ateis pasaulio pabaiga. Ir jo mintis vis ateina triušis, kuris jį įtikina atlikti visokiausius nusikaltimus. Tai man atrodo, kad šitas filmas yra ir aktualus, galvojant apie jauną žmogų ir jaunus vyrus, kas jų galvose vyksta ir ką jie gali jausti. Kitas filmas, kurį noriu parekomenduoti, vadinasi Kairiarankė. Šis filmas bus pristatytas programoje skirtoje Taivanio filmams. Kairiarankė yra filmas apie 3 moterų kartas, apie vienišą mamą, auginančią 2 dukras. Didžiąją dalį filmo atrodo regime pro mergaitės 5-metės akis ir atrodo, kad kartu bėgiojame su ja tarp prekystalių turguje, kartu žaidžiame. Galbūt šitą įspūdį sutvirtina ir tai, kad jisai nufilmuotas yra išmaniuoju telefonu. Tai šitas filmas yra tikrai toksai priešnodis prietarams ir priešnodis visiems, kurie aiškina, kaip tau gyventi ir kokią šeimą tu turi kurti.